tiesų, pradėdama šitą pranešimą, norėčiau visų pirma padėkoti iniciatyvos surinkti 200 000 parašų iniciatoriams ir pasakysiu atvirai, prieš keletą metų, kada mes kartu su bendražygiais panašioj salėje Kaune steigėme nepartinį demokratinį judėjimą, jungtinį demokratinį judėjimą, tai buvo sunkiai įgyvendinama svajonė. Tai, kad mums pavyko surinkti, jums pavyko surinkti ir daugelį esančioje šioje salėje ir šitos parašus aš taip kviesčiau vertinti kaip mūsų sėkmės istoriją ir didžiuotis tuo, ir kad tai būtų mūsų įkvėpimo šaltiniu kitiems darbams ir nepaisant skeptikų arba net tendencingos kritikos, tas darbas žmonių, kurie jį padarė, turėtų įkvėpti. Kalbant apie referendumą, aš galvoju, kad tai turėtų būti visų mūsų politinės darbotvarkės, mūsų politikų, kandidatų į prezidentus tema, kad šitą idėją būtų įgyvendinta, nepriklausomai nuo kliūčių, kurias kelia. Patys politikai gali padėti tą referendumą surengti. Man jo vertė yra galbūt ta, kurios neakcentuoja šiandien masinės informacijos priemonės ir netgi galbūt patys referendumo organizatoriai. Man jo vertė tai yra visų pirma išsilaisvinimas iš to uždarumo, kaip minėjo prieš tai buvęs pranešėjas, tai yra galimybė mums dalyvauti valstybės valdyme, pasiekus, kad visgi referendumus surengti reikėtų ne 300 000 parašų kaip dabar, o 100 000. Tai yra vartai į tą lygmenį, kada patys žmonės galės priimti svarbiausius sprendimus. Savo pranešimą norėčiau pradėti amžinatilsį Kęstučio Čilinsko žodžiais, kuriuos jisai pasakė 2008 metų rugsėjo mėnesį. Viskas perkama ir parduodama iki paskutinio kraujo lašo. Tada jis laišku kreipėsi į žmonės, daug tikrai buvo spausdintas ir aišku tas laiškas, po kurio jis paliko ir Seimo nario pareigas, nekandidatavo, tuo metu kėlė šypseną galbūt, taip pat, sakysim, elito atstovams, bet praėjusią savaitę nuskambėjęs Europos komisijos pareiškimas, tai Europos barometro tyrimas, parodė, kad iš tikrųjų netgi atlikus tyrimus, ne Lietuvos mastu, ne Transparency International, o naudojant europinę metodiką, paaiškėjo, kad iš tikrųjų praėjus 5 metam viskas perkama ir parduodama iki paskutinio kraujo lašo ir mūsų šalis yra pirmoje vietoje tarp pirmaujančių pagal korupcijos lygį visoje Europoje. Iš tiesų, tai yra didžiulė, mano nuomonė, didžiulė liga ir vėžys mūsų visuomenė ir pagrindinis priešas. Aš netgi siūlyčiau politikus, kurie dalyvaus rinkimuose, orientuotis ne į klasikinį, reiškia, savo požiūrį, tai yra grėsmės iš Rusijos ar Lenkijos, bet būtent korupcija yra pagrindinė mūsų vidinė grėsmė. Ir jie turėtų politikai orientuotis ir turėtume orientuotis mes visi. Rengdama šitą pareiškimą, aš analizavau abiejų prezidentų, tiek Valdo Adamkaus, tiek Dalios Grybauskaitės metinius pareiškimus nuo 95 metų. Ir viename metinio pranešime buvo kalbama apie korupcijos problemas. Tačiau nuo 95 metų akivaizdu, kad ta problema ir liko tik tai pranešimų temomis. Ir nei viena politinė partija, nei vienas prezidentas, nei viena koalicija nesugebėjo pasiūlyti efektyvių priemonių, kaip su ta korupcija kovoti, kaip ją įveikti. Mano manymu, politinė darbotvarkėje turėtų atspindėti visų pirma kvietimas, visuomenės kvietimas susitelkti ir įveikti tą lygą, nes nei verslas, nei kultūra,
nei teisėsauga negali egzistuoti toje terpėje, kurioje iš tiesų viskas perkama ir parduodama. Todėl vienas pagrindinių klausimų, kurį turėtų kelti savo ir tikslų pretendentas ar pretendentė į prezidentus, tai kaip įveikti šitą problemą. Europos komisija taip pat pasiūlė priemonės, kaip ją įveikti. Visų pirma, tai susiję su labai paprastais dalykais. Nereikia labai daug išradinėti dviračio. Tai yra atsakomybės neišvengiamumas. Teisėsaugos institucijos žmonės, kurie vadovauja, kurie skiria aukščiausius vadovus, teismai turi galų gale išdrįsti ir išnagrinėti rezonansinės bylas ir skirti realias bausmes. Negaliu pasakyti, kad mes neturime sėkmės istorijų. Leo LT, manau, viena didžiausių sėkmės istorijų, kada žmonės sugebėjo pasipriešinti ir Leo LT nebeliko. Vienintelė problema, niekas už tą žalą, kurį atnešė Leo LT valstybėje, nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Nebuvo patrauktas civilinėn atsakomybėn, priešingai buvo išmokėtos didžiulės kompensacijos milijoninės. Jeigu kalbėti apie kitas bylas, kurias inicijuoja ekspertai ir tikrai aš jų nekartosiu, bet garsiausia Lex bylos iš tiesų kažkodėl yra vengiama įkaltinti tuos žmonės, priversti juos atsakyti, kurie grobia viešus pinigus, kurie prekiauja mūsų žmonių likimais. Aš norėčiau parodyti vieną, galbūt čia nebuvo projektorių, buvau pasiruošęs, apgailėtiną situaciją, kuomet tarsi mes triumfavome, teisingumas triumfavo šalyje, bet tarsi netriumfavo. Gal matysite, 2012 metais buvo nuteistas 30 000 litrų kyšį paėmęs prokuroras, generalinės prokuratūros. Visi matė, čia atrodo paprastutė byla ir jisai buvo nuteistas, bet aukščiausiam teisme jis buvo atleistas nuo laisvės atėmimo bausmės. Gal nieko baisaus, jeigu šitas prokuroras nebūtų atsakingas generalinėje prokuratūroje už visos šalies bylas susijusias su prekyba žmonėmis. Tai yra, jūs galite įsivaizduoti, žmogus, kuris kuruoja prekybo žmonėmis bylas, kurios susiję dažniausiai su tarptautiniu nusikalstamumu, kuris susiję su jaunų moterų, kurios tiesiog, grobinos ir vežimos prekiauti su vaikais. Žmogus tiesiog atleidžiamas nuo atsakomybės, beje, bylom, kuriom reikia milžiniškų teisėsaugos pastangų, kad įrodyti jas, daug metų tyrimų, atleidžiamas nuo atsakomybės paprasčiausiais pagrindais. Aš dar pirmą kartą pasiskaičiau, už tai, kad jis prisipažino ir už tai, kad jis pirmą kartą nusikalto. Matyt, nereikia komentuoti, kas būtų, jeigu šitas žmogus sėstų į kalėjimą. Ir greičiausiai jis sėstų, jeigu tėtis nebūtų aukštas sporto pasaulio veikėjas. Taip tariant, akivaizdu, kad tos teisingumo grimasos apskritai kažkur lūžta. Tarsi viskas yra, ir surenkami įrodymai, ir yra įstatymai, bet kai atsiriama į tam tikras jėgas, į filtrą, jos lūžta. Ką galim pasiūlyti mūsų kandidatams, pretendentams, kad šitą situaciją keistusi? Lietuvoje yra 20 teisėsaugos institucijų, 8 iš jų atlieka ikiteisminį tyrimą. Svarbiausių teisėsaugos institucijų vadovus, aukščiausio teismo, apeliacinio, administracinio, generalinį prokurorą, STT vadovą, VSD vadovą, policijos generalinį komisarą skiria į pareigas prezidentį. Iš tikrųjų, mechanizmų, kaip daryti įtaką teisėsaugai yra. Ir rinkdamėsi salėse, bendraudamėsi su kandidatais, mes turime užduoti klausimą, o ką rengėsi daryti kandidatas būtent toje srityje, kad priversti žmonės padariusius nusikaltimus, kurie daro didžiulę žalą valstybei, atsakyti už savo veiksmus. Yra
Ir dar vienas aspektas. Teisėsaugos institucijos nėra savitikslis darinys. Ar tai būtų policija, ar valstybės saugumo departamentas, ar generalinės prokuratūros darbuotojai. Visuomenė mes turėtume užtikrinti, kad dori sąžiningai pareigūnai sulauktų mūsų pagalbos, jeigu jie sąžiningai atlieka savo pareigas. Gera sėkmės istorija yra Kalvarijos pareigūnai, kurios taip pat prisidėjo ginant daugybę visuomeninių organizacijų. Bet aš noriu pasakyti, kad dėja, kada aš susitikau su prezidentės patarėju Markevičiumi ir paprašiau pagalbos ginant šitos pareigūnus, man buvo paskaityta filosofinė paskaita ir grįžom ir teko kreiptis į visuomenę. Tai kokią išvadą aš galiu padaryti ir noriu pakviesti jūs neatsiriboti nuo teisėsaugos. Teisėsaugos galių šaltinis yra žmonės, niekas kita. Nors šiuo metu daroma viskas ir daromos tokios pavojingos tendencijos, kad teisėsaugą nuo žmonių atriboti. Štai Konstitucinio teismo nutarimas, paskutinis, kada kreipėsi Seimo nariai dėl atskaitomybės generalinio prokuroro. Galbūt visi atsimenat šitą istoriją, visiškai nesena. Didžiausias pavojus, mano galva, nėra tai, kad generalinis prokuroras neatsiskaitė grupiai Seimo narių, bet jeigu paskaityti šitą nutarimą, iš jo labai aiškiai matyti. Ir teisėjai Konstitucinio teismo pasakė labai svarbią frazę, kuri verčia susimastyti mus ir verčia siūlyti priemonės. O ta nuostata yra tokia: generalinis prokuroras neturi atsiskaityti už savo veiklą nei politikams, nei vyriausybei, nei visuomeniai. Priešingai, Konstitucinis teismas suformulavo, kad jeigu tas, kas siekia generalinio prokuroro ataskaitos, pažeidžia, sukelia grėsmę konstituciniam gėriui. Kitaip tariant, generalinis prokuroras šiandien tapo tokiu asmeniu, kuris yra virš likusių valdžių, virš prezidentės, virš vyriausybės, virš aukščiausiojo teismo. Konstitucinio teismo nutarime taip ir buvo pasakyta, kad tai yra kažkokia specifinė valdžiai įgyvendinanti institucija, kuri yra niekam nepavaldi. Žinot, pagalvojus galima džiaugtis. Pagaliau mes turime generalinį prokurorą, kuris yra visiškai savarankiškas, nekišeninis. Ir kada Audrius Nakas kalbėjome apie šitą temą ir kartu su Audriu Naku ir formulavome, pasiūlymus į darbotvarkę, tarsi suformulavom šiandien rezoliuciją, kad turime turėti ypatingai prokurorą sukurti, bet šio Konstitucinio teismo nutarimas rodo, kad mes jau turime ypatingai prokurorą. Mes jį turime realiai. Tai klausimą retorinį, mums nereikia galbūt ypatingo prokuroro, mums reikia viso labo žmogaus, kuris išdrįstų pasinaudoti savo galiomis ir atverti senas bylas iš naujo ir tiesiog atiduoti jas teismui. Gerbiamieji, ir kalbant apie visuomenės dalyvavimą teisingumo vykdyme, čia buvo daug kalbama apie tai, čia buvo daug kalbėjo pirmas pranešėjas, bet aš noriu jums pasakyti, kad jūs šiandien turite jau galimybę dalyvauti teisingumo vykdyme, iš dalies. Kita vertus, galime siekti dar daugiau ir turime siekti per galimybę teikti ieškinį dėl viešų interesų gynimo piliečiams, per galimybę skirti žmonėms bent 2 Konstitucinio teismo teisėjus, aukščiausio teismo teisėjus, bet per galimybę dalyvauti atrankos vertinimo kvalifikacijos komisijose. Ir štai po daugelio metų diskusijų, praėjusiais metais prezidentė savo metiniame pranešime pabrėžė, kad pagaliau pavyko visuomenę įtraukti į teisėjų ir prokuroro atrankos komisiją ir vertinimo komisiją, bet čia ir dar vienas cirkas. Štai aš galbūt nenoriu įžeisti tų žmonių, kurie dalyvauja tose komisijose ir vadinasi visuomenės atstovais, bet man
noriu pasakyti visiems, kad jeigu mums suteikia galimybę kaip visuomenės atstovam dalyvauti teisėjų atrankos komisijoje, reiškia, mes turime suvokti, ką mes ten einame ir galų galia kažkaip atsiskaityti visuomeniai, ką mes ten padarėme ir ko pasiekėme. Jeigu aukščiausiojo teismo atveju galime surasti viešai protokolus posėdžių, kada visuomenė dalyvauja, tai prokuratūros atveju mes net ir to nerasime. Kaip pavyzdį, aš jums pateiksiu šiandien dvi pavardės, kurios visgi dalyvauja prokuratūros sistemoje, nes tai daugiausia suteikia piliečių žmonių pasipiktinimo. Tai yra Mykolo Riomerio universiteto profesoriai du, Justinas Žilinskas ir Vainis Malskys. Jie yra visuomenės atstovai paskirti prokuroro atrankos komisijose. Aš bandžiau surasti internete jų nors bloguose kažką, ką ten daro tose komisijose. Tai ką suradau? Ponas Žilinskas savo blogė prieš metus yra parašęs tokį tarsi pasidalinimą. Bet šiandien pirmą kartą dalyvau atrankos komisijoje ir pretendento paklausiau, ką jis mano apie bausmių neišvengiamumą. Arba ką jis mano apie bausmės griežtumą, reiškia, ir atgrasimą nuo nusikaltimo. Įsivaizduojate, kada generaliniai prokuratūrai žmonės visi šaukia daug, sako, kad netiriamos bylos arba tyrimos ilgai, kad yra milžiniška korupcija, visuomenės atstovas klausia visiškai teorinio akademinio klausimo apie tai, ką jis mano apie bausmių griežtumą ir atgrasimą nuo nusikaltimo. Iš tiesų, ta situacija turi kitokia būti. Mes, jeigu einame dalyvauti kažkur ir norime daryti poveikį, tai turime labai aiškiai suvokti, ką mes ten einame, ką mes ten apskritai einame ir pasiekime ir bent atsiskaityti. Nes priešingų atveju bus kaip Lenkijoje. Latvijoje buvo tarėjų institutas teisėjų, bet jisai neįgyvendintas ir nepatenkinti žmonės tik dėl to, kad jis nepavyko. Ta prasme, tokiais atvejais, kai žmonės nežino, kuo ten eina, pats institutas diskredituojamas, pats dalyvavimas diskredituojamas. Ir tada sako, va, kaip sovietiniais laikais, tai tampa formalumu. Tai mums čia labai svarbu yra suvokti visada savo piliečių atsakomybę, jeigu mes norime atstovauti piliečius, taip ir politikoje. Na ir pabaigai aš suformuluosiu į kelias mintis į mūsų rezoliuciją. Tai iš tiesų, grįžtant prie referendumo ir Leo LT istorijos, tegu jos mus įkvėpia. Nereikia nuleisti rankų ir šitą referendumo iniciatyvą visgi tegu įžiebia mums visiems vilties, kad mes galime keisti labai svarbus dalykus. Taip pat mano siūlymas visgi reikalauti iš pretendentų į prezidentus, kad būtų steigiama ypatingojo prokuroro institucija, kad bendros kompetencijos teismuose būtų įvesti tarėjai, kurie nagrinėtų ne tik baudžiamąsias bylas, kaip kartais siūloma parodyti, bet dalyvautų bylas, kurios susijusios su viešo interesų gynimu, su piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Taip pat bylose, kada kaltinimai iškeliami viešo intereso gynėjams, prisiminkite Lietuvos kino teatrą. Taip pat mums svarbu įteisinti įstatymuose, kad patys piliečiai galėtų kreiptis su ieškiniu ginant viešą interesą, nereikėtų ieškoti kur. Taip pat patys piliečiai turi turėti teisę kreiptis į konstitucinį teismą. Taip pat mes turime siekti, kad pretendentai ir politikai panaikintų visgi senatį. Tokių pavyzdžių yra vakaruose, Europos Sąjungos šalyse, senatį toms byloms, kuriuose valdininkai, politikai padaro žalą viešiesiam interesam. Ir taip pat mes turime siekti, kad būtų sukurtos sąlygos visuomeniniai kontroliai. Negali eiti į teisėsaugą dirbti žmonės nemotyvuoti. Teisėsauga negali būti ta vieta, kada tiesiog eina atsitiktiniai žmonės, be idėjų, be pasirengimo. Į teisėsaugos institucijas turi eiti geriausiai iš mūsų, taip kaip yra bet kurioje šalyje. Ir aš jums pasakysiu, kad čia vienas iš mano pareigų šiuo metu atstovauti Europos policijos profesinių sąjungų konfederacijoje Lietuvą, tai Vokietija, Švedija inicijuoja vieningus Europos policininkų standartus. Tai yra, kad visoje Europoje žmogus galėtų gauti paslaugą kokybišką tiek iš policijos, tiek iš kitų teisėsaugos institucijų. Ir
tą paslaugą gali užtikrinti tik labai motyvuoti žmonės. Tai ačiū Jums, aš linkiu Jums šiandien suformuluoti sprendimus, kurie darytų įtaką visų kandidatams sprendimui, visų kandidatų retorikai. Kviečiu Jūs priversti kandidatus, nepaisant kad tarsi ir konkurencijos nėra, bet priversti debatuoti, eiti į susirinkimus, turėti pasirengus klausimus, uždavinėti, klausti ir provokuoti, kad aktualiausi klausimai atsirastų jų rinkiminėje darbotvarkėje. Tai ačiū Jums.